patalpų paieškos užtruko tikrai nemažą laiką, kadangi aiškiai žinojome, ko norime gyvos vietos, norėjome praeinamumo, gausių lankytojų srautų, tad gauti gerą lokaciją tikrai užėmė laiko, tačiau esame labai laimingi, kad įsikūrėme būtent čia, Laisvės alėjoje. Iš tikrųjų, pačias patalpas įsirengėme nuo nulio, kadangi po pastato renovacijos esame pirmasis verslas pradėjęs vykdyti veiklą šiose patalpose. Ir tuo tikrai galime labai pasidžiaugti, nes įnešėme savo energiją ir savo atmosferą šiems sienoms ir viskas alsuoja kvapais, aromatais ir kartveliška atmosfera. Tai kaip ir visose mūsų įmonės chačiapuri restoranuose, neišimtis ir šis Laisvės alėjos chačiapuris, mums buvo be galo svarbu išlaikyti interjero vientisumą. Tai reiškia tie patys suolai, tie patys stalai, ta pati serviracija, ar ne, šviestuvai, paveikslai. Visą tai atgabenome iš pačio Sakartvelo, dėl to pati aplinka yra tikrai autentiška, bet svarbu yra ne tik aplinka, svarbiausia yra žmonės, kadangi dirbame paslaugų teikimo srityje ir mūsų tikslas yra kiekvienam mūsų restorano svečiui suteikti pačią geriausią patirtį mūsų restorane apsilankius. O tai padeda padaryti mūsų šefai ir virėjai iš Sakartvelo savo rankomis, kepdami autentiškus chačiapurius, minkydami tešlą, virdami kinkalius, troškinius. Tai norime patirtis kurti ne tik per interjerą, bet ir per žmones. Tai privalau paminėti, kad kaip ir kiekvienam projektui prireikia laiko, kol išgvildename pačią idėją ir kol galėjome startuoti, tačiau jau gavus patalpas, gavus visus leidimus, tikrai darbai vyko sklandžiai ir operatyviai dėl mūsų nuostabaus partnerio Consaliter, kurie mums patalpas įrengė per gerą mėnesį ir iš tikrųjų darbus vykdė labai operatyviai, sklandžiai, viršijo mūsų lūkesčius, užduotimis, tvarkėsi tokiais terminais, kurie buvo tiesiog nenumatytai greitai viską darė ir esame tuo labai patenkinti, nes kiekviena užduotis buvo atliekama kokybiškai, su dideliu atsakomybės jausmu ir iškomunikuojant iki galo atliepiant mūsų poreikius, o kartais net ir dalinosi savo patarimais, kaip galime daryti geriau, negu esame sugalvoję.